truputį trumpiau, pusę kelio, tik tai Jurga 6 metai, o aš tik 3. Tai esu toksai jaunas šios kelionės dalyvis. Ir to New Life kelionė man tai yra tokia, tarsi lyg mokykla su tais savo mokytojais ir savo pamokomis. Ir mokytojai čia esam visi, ir jūs visi, ir aš. Aš esu dar toksai jaunas mokytojas, jūs jeigu jau daugiau metų čia, tai jūs tokie vyresni mokytojai. Ir yra dar jaunesnių mokytojų, neskaitant, jeigu galvojant apie vaikus, apie jų istorijas. Tai va, tos pamokos, tai aš manau, kad yra tai tos visos išgirstos patirtis ir sėkmės istorijos. Kaip be vaistų tiesiog laimingai, ramiai gyventi. Ir tiesiog, kad šios mokyklos pamokų ir mokytojų pagalba suvokiau, kaip man tvarkytis tinkamomis priemonėmis savo sveikatą, rūpinti savo savijautą ir tiesiog gydyti visokius tuos negalavimus, kurie užklumpa. O į šitą mokyklą patekau dėka Genutės. Ir galbūt, sakyčiau, dėka to COVID nelaimingo, nes persirgus 20 metų pabaigoje to COVID, taip sirgau labai lengvai, bet paskui po 21 metų sausio mėnesio pradėjo šitaip viskas suvažiavo į sąnarius, skaudėjo visi sąnariai. Pradedant nuo pačių mažiausių, ir vaikščiojo visur, kur tik tai galėjau, pajutau visus kauliukus. Ir tiesiog mama vaistininkė, tai tiesiog aš irgi pirkausi iš vaistinės visokius papildus, stiprinau, kad ir pačius brangiausius, stiprinau, ne vieną dėžę buvau užgėrus tų papildų, stiprinau po savo sąnarius. Ir kai 21 metų gruodžio pabaigoje gavau Genutės tokią žinutę, tiesiog jinai atsiuntė tokią žinutę, kad va, lašelis sveikatos, artėja kalėdos, turiu pasiūlymą dovanų čia, tėčiui, mamai, vyrui, vaikam. Ir man toksai kilo noras susitikti, bet pirmiausia kažkodėl neužkliuvo tos dovanos, bet užkliuvo pati Genutė. Todėl, kad Genutė tuo laiku irgi dirbo, tiesiog mes tokios kaip ir kolegės buvom, ar ne tik taip skirtingose mokyklose, skirtingose darželiuose. Ir tiesiog mane taip sužavėjo jos ta žinutė, kad būtent kad Genutė parašė, tai tiesiog aš pasikviečiau ją ir atsimenu, kad kažkur tai gruodžio pradžioj Genutė atvyko pas mane į darbą ir kažkaip pradėjom apie tą sveikatą kalbėti, sakau, man čia su tais sąnariais tokia netvarka visokia. Genutė pradėjo pasakoti savo sėkmingas tokias istorijas, kaip jinai jau šitų papildų dėka irgi tvarko savo sveikatą. Ir tiesiog man ilgai galvoti nereikėjo, Genutė neduos meluoti, ar ne? Labai greitai ir labai daug. Labai greitai. Ir turbūt aš nežinau, ar surasiu kur nors tokius gydytojus, kad šitaip greitai padėtų. Genutė, nežinau, turbūt truko nežinau, gal 2-3 dienos. Aš jau turėjau, Genutė paprašė Elvyros, man atrodo, ar ne? Ir buvo man surašytas lapelis su kiekiais, su kainom. Ir Genutė atskubėjo pas mane. Ir aš ilgai nedvejodama, tiesiog kadangi artėjo kalėdos, paprašiau kalėdų senelio, kad išrašytų čekį. Ir, žodžiu, pradėjau vartoti ten tikrai didelėm dozėm.
Ir vartojau ir sausio mėnesį, ir vasarį, ir kovą. Ir man, viskas gerai tvarkėsi po truputį, bet ilgą laiką aš vartojau tom didelėm dozėm. Ir jau sausio mėnesį 21 metų aš jau pati padavau konsultantę, kad galėčiau, nes parodė man genutės skirtumus kainų. Tai tiesiog labai susigundžiau ir gėriau tom didelėm dozėm ir taip tvarkiau aš tos savo sąnariukus. Aišku, tvarkau ir šiuo metu, gliukozaminą labai vartoju, jau tom profilaktiniam dozėm, bet kas nutiko vartojant tom didelėm dozėm, kad čia ant dešinės kojos turiu tą kauliuką. Jis man skaudėdavo, jau batus reikėdavo rinktis ne bet kokius, o tik tai, kad būtų labai patogus, kad to kauliuko nespaustų, bet ir šiaip vaikščiojant basom arba vakare ten atsigulus man jisai taip skaudėdavo. Ir pradėjus vartoti šitos papildus, aš nežinau, gal koks buvo vasario mėnuo ar kovo pradžia. Aš tiesiog vieną rytą prabudusi galvoju, kas čia darosi, ar man tas kauliukas tebėra. Atsisėdau lovai, pasižiūrėjau, yra jisai. Bet jau man buvo turbūt kažkur ir anksčiau, aš jo jau nejutau, to skausmo. Tiesiog, čia va toks, nežinau, čia turi paaiškinti gydytojai mūsų, kas čia atsitinka, kad sąnariai dar po truputį skaudėjo, bet va šitas kauliukas, jis pirmas pasičiupo turbūt tas medžiagas, kurios buvo jam labai reikalingos ir po šiai dienai, nes aš jau buvau galvojus, gal man reikėtų jau šalinti, bet va tiesiog susitvarkė be jokio chirurgo. Vartojau labai daug gliukozamino, vartojau... Kas tas daug? Aš dabar, žinokit, neatsinešiau to. Per dieną 3 kartus. Taip, po vienas, kalcio magnio ir vitaminą E gėriau ir gerųjų bakterijų gėriau. Omega būtinai. Pradžioj tai tikrai po 3 kartų ar kaip? 3 kartus ryte, vakare, ryte per pietus ir vakare. O tai kiek ilgai tokiam dozam? Tai 3 mėnesius, kaip sakai, ne? Daugiau. Ir bakterijos buvo, ir vitaminą E gėriau. Ir visko po 3? Taip. 3 kartus po 3 per dieną, taip, ne? Dabar aš galėsiu įmesti tą lapelį į superkonsultantų. Gerai, turiu, aš nepaėmiau, šiandien turiu dar labai gražų lapelį atspausdintą su visom dozėm. Įmesiu gerai į tą superkonsultantą. Ir tai va, tiesiog, o po tų, kadangi tie sąnariai irgi buvo tiek nuvarginę, vis tiek tas skausmas, buvo ir panikos tokių reikalų, ir tiesiog ir energijos trūkumas, bet taigi va, tai vėl ten ir Q10, ir visokie kitokie papildai labai irgi vėl padėjo įveikti tas panikas, tą energiją atsistatyti. Ir sąnarius taip tvarkiausi ir labai sinusito, irgi turėdavau sinusitą, labai įkyrų, labai sunku. Irgi būdavo, kad reikėdavo kartais jau ir antibiotikų. Tai tiesiog vėlgi sinusitą, nežinau, kokius 3 kartus ir gau sinusitų, ta prasme, ir gydžiausi jį jau papildais. Tai irgi ten ir betaguardas, ir cruciferas, ir flavonoidai, ir paskui 2 kartą, 3 kartą respeksą jau gėriau.
Tai irgi ir netgi buvo taip, kad Genutė, gali paskambinti bet kokiu momentu, paklausti. Genutė buvo pasiūlymas ir tiesiog tepiau ir E-vitaminą į nosį tepiau ir kitą kartą ir alijošių, vienu žodžiu, visokiais būdais mėginau ir dabar jau turbūt 2 metai eina, kad nes, gal ne 2, bet jau tokie tikrai metai su biškiu, kad jau nebesirgau, čia praeitą žiemą jau sinusito nebeturėjau. Taip pat ir nugaros skausmus tvarkiausi. Irgi, kai buvo rugsėjo 1, pribėgo viena mergaitė, tūptelėjau, norėjom pasisveikinti, nebegalėjau atsistoti, taip staigiai sudūrė į nugarą. O šeštadienį buvo didžiausias klasės susitikimas, kurį ten organizavau su klasiokė. Galvoju, viskas, jeigu nebeišeisiu, tai verksiu. Tai vėl Genutė, nežinau, dar surinko, pati papildų tiek neturėjau, kurių reikėjo. Tai vėlgi didelėm dozėm, ten jau po 5, po 4 gėriau. Genutė surinko, atvežė man tik tai gal antradienį po pietų, o aš jau penktadienį jau viskas buvo, šeštadienį jau, bet penktadienį jau buvo vakare, viskas buvo gerai, galvoju, viskas gerai. Ir sudalyvavau ir viskas susitvarkė, kaip sakant, laiku. Dar tokia anekdotinė situacija, jeigu galiu papasakosiu, kaip atsitiko čia man su priėmimo skyriui, teko pabūti lapkričio mėnesį 2 kartus, vieną ketvirtadienį ir paskui kitą ketvirtadienį. Tai va, kaip sako, gydytojai yra nuo Dievo ir gydytojai yra nedaug Dieve. Taip pat ir apie mokytojus negaliu pasakyti. O Dievo ir nedaug Dieve. Tai man atsitiko taip, kad lapkričio, dabar nebežinau kokia ten ta diena, bet atsirado čia ant alkūnės tas vadinamas bursikas, kai toks iš sąnario ten iškrenta tas maišelis, jis ten toksai kliunka. Ir aš nesupratau, aš namuose sėdėjau su megztiniu tokiu storu ir aš taip kažkaip lyg ant stalo dedu tą ranką ir man taip kažkas čia negerai, galvoju, kad megztinis, megztinio rankovė taip susidarė, tas gumulėlis toks. Bet paskui čiuk, kad alkūnė man kažkokia tokia keista. Ir aš nuėjau ketvirtadienį kažkaip pas savo šeimos gydytoją vakare, nes mano mama turėjo kaip tik taloną. Sako, mama, aš eisiu su tavim kartu, mes tą pačią gydytoją. Ir gydytoja man sako, taip pat išrašė siuntimą, sako, tu bėk į priėmimo skyrių, sako, ir priims tave. Nu, aš dar netgi nepasiėmiau savo asmens kortelės, nubėgau. Ir tą vakarą, ir priėmimo skyriui, ir gydytojas buvo nuo Dievo. Jie gražiai mane labai priėmė priėmimo skyriui, kadangi neturėjau kortelės asmens, vis tiek viską gražiai patikėjau, užrašė ir gydytojas priėmė. Tas buvo apie 5 valandą vakare, po 5 gal biškį. Priėmimo skyrius ten gal buvo, taip, apytuštis toksai, vienas kitas ten žmogus. Ir man labai greitai nutraukė ten tą skystį tokį, užklijavo, dar ten išrašė nuo skausmo vaistelį, nes iš tikrųjų labai nemalonu buvo, negalėjau niekur, jeigu einu, prisiliesti negaliu, darželį vaikai saugau, tą ranką labai skaudėt, neskaudės, bet gydytojas sako, tu sakai, kad skaudėjo, skauda. Ir viskas tvarkoja, ten užtruko 5 minutės tą chirurginę operaciją, labai gražiai mane sutvarkė, užklijavo ir aš laiminga parėjau namo. Bet gydytojas taip sako, tau gali vėl kaupti, sako, neįsigas,
Taip ir atsitiko, praėjo kokią dieną ir vėl mano randasi, ne, gal biškai už kokių 3 dienų, kad aš vėl ketvirtadienį, kadangi gydytoja dirba po pietų, pas savo gydytoją šeimos nueinu ir gydytoja man vėl siuntimą išrašo, sako, bėk vaikeli, bet jau buvo ne 5 valandos, o 6. Nueinu priėmimo skyrių, sėdi, aišku, kita pamaina, kita moteris sėdi, žiūri taip per akinių viršų į mane, priėmimo skyrius ne vien, sėdi ten, laukia tik tai tokie sveiki žmonės kažko, laukia ten, turbūt jų ten ligonė apžiūri gydytojas. Ta moteris ten sako, o ko jūs čia atėjote naktį? Ko jūs čia atėjote naktį? Aš sakau, žinote, man sakau, 6 valanda yra ne naktis. Sakau, dabar atėjau iš gydytojas, mano sakau, gydytoja parašė siuntimą, atėjau pas jūs. O ko jūs atėjote? Sakau, labai rankas skaudava, yra čia ta bėda tokia, sakau, aš buvau prieš savaitę, sakau, mane labai maloniai priėmė. Gerai. Tai jeigu pirmą ketvirtadienį aš priėmimo skyriui prabuvau gal kokį 15 minučių, tai šitą ketvirtadienį prabuvau valandą 15 minučių, nors nieko nebuvo, laukiau kantriai gydytojo, vaikščiau ten koridorių, perskaičiau visus užrašus, visas pavardės, visus skelbimus, tai atėjo gydytojas. Tai maždaug irgi taip, ko jūs čia atėjote? Tokia nelaimė, kad jums čia reikėjo ateiti. Sakau, labai noriu jūsų pagalbos, tai šiaip taip mane sutvarkė ir išleido mane namo. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad čia esu, dėkoju Genutei. O tu ką su alkūne darysim? Ką? Su alkūne darysim, kaip gydysim. Ne, dabar kaip? Kažką dėti reikia, kažką gerti. Ai, bet kai man 2 kartą nutraukė, viskas gerai. Ne, čia nebus. Ne, tai buvo lapkričio mėnesį buvo. Lapkričio mėnesį man čia buvo. Aš nežinau, ten aš žiūrėjau internete, ten viskas gali būti. Tas brusitas, niekam nėra tekę tokių. Bursitas. Bursitas, tai yra uždegimas. Bursitas. Aš tiesiog galiu tau patikrinti, kad čia visi iš Dievo. Čia visi gydytojai iš Dievo. Tu čia visą laiką gausi pagalbą. Sakau, aš